time, gonna make that, shake that money on a dime. Don't need a sugar daddy, she can work it just fine. Up on the table, she'll be dancing all night. Baby, doll just comes alive. Under the spotlight, all the girls wanna fall in line. We say, here come the ladies, about to give a little show. Here go the boys, he gonna show a little more. Hit it up, get it up. Hit it up, get it up. This is not a test. Hit it up, get it up. Gotta give me your best. So get your ass up, show me how you possess. Hit it up, get it up. Won't let you rest. Hit it up, get it up. This is not a test. Hit it up, get it up. Gotta give me your best. So get your ass up, show me how you possess. Linksmas, taurus, šiuolaikiškas, su dalelė pižonizmo ir akcentuotas į nūdienos problemas. Tai yra linksmas, nuotaikingas, geras kūrinėlis, kuris gal kiek atvers jum akis. Labai patiko, labai mėgstu tokius spektaklius, kurie yra labai lengvai suprantami ir tiesiog toks geros nuotaikos pliūpsnis. Dauguma spektaklių yra tokie su humoru visi su gera nuotaika išeina iš jų. Prisijaukiau, sakau, iki ašarų net. Kiek teko matyti šičia spektaklių, visi geri ir šitas be išimties yra labai geras ir juokingas. Gal galit pasirašyti? Personažai patiko moterų. Charizmatiški, labai dviprasmiškai tokie jausmai kyla. Labai gerai vaidina merginas. Humoras geras. Labai greitai laikas praėjo, pozityviai išeina. Iš tikrųjų daugiau toksai emocijų sukeliantis, daugiau toksai orientuotas kažkaip į žmonės, į tą nuotaiką ir apskritai taip tie persirenginėjimai, tai taip nustebino, kad atrodo, taip gali įsikūnyti, kad vyras į moterį, tiesiog nuostabu, labai patiko. Po sunkios darbo dienos ateit atsipalaiduot, apie nieką negalvoti, tiesiog puikiai praleist laiką, pasijuokti, pasilinksminti. Labai man patiko. Didžiausią įspūdį padarė aktoriai, tai Mantas Eimučių, kurie sugebėjo persikūnyti labai staigiai iš moters į vyrus. Ir šiaip viskas viename, ir aktoriai, ir šokėjai, ir ten dar dainuot sugebėjo, tai kad viskas staigiai labai keitėsi. Ne, bet Kleo, tai buvo vien vyriški vaidmenys, aš negaliu vaidinti moters. Kodėl tu negali vaidinti moters, dabar tu man atsakyk? Todėl, kad aš bakūras, jaunuolis, bičias, mačo. Nagi nesidrovėkit! Užeikit čia! Nuostabus aktoriai, puikiai vaidyba, scenografija, muzika, šokiai, iš tikrųjų visa bendra visuma, viskas patiko. Skiriasi muzika, kadangi šiaip dažniausiai spektakliai nebūna tokie muzikalūs ir šitas būtent skiriasi tuo, taip pat skiriasi savo aktorius, kurie iš tikrųjų šį kartą buvo tikrai nuostabus ir labai puikiai vaidino ir pats nusiteikimas aktorių buvo šį kartą iš tikrųjų labai labai geras ir būtent tai suteikia daug teigiamos emocijos patiems žiūrovams. Pastoriau, žinot tą saldų žodį seksas, a? Seksas tai gyvenimas! Klausykit, galėčiau aš jūs pakonsultuoti ir nemokamai gali, kad jūs, tarp kitko, absoliučiai beviltiškas, absoliučiai. Puikus spektaklis, labai viskas faina ir smagus ir turėjom gerą laiką, ačiū labai. Man labai graži muzika, gražiai šoka, faini vaikinai ir merginos. Asininkų duomo, žinot ką, mane tai įkvepia taip. Lėto. Musitu. Jūs nekalbat prancūziškai?
ton fond, elle est patente, pose au fond. Šokiai, aišku, superiniai yra. Visi šaunuoliai, visiems dėkingas esu, ačiū ir sėkmės. Manau, kad kiekvienam iš tikrųjų verta pažiūrėti tokį spektaklį tiesiog tam, kad praskaidinti nuotaiką, atsipalaiduoti, galbūt kažko pasimokyti, kažkokių judesėlių. Kuriem patinka komedijos, muzikiniai spektakliai būtent, bet jiems patarčiau. Gotta give me a better look, get your ass up, show me how you